Moksleivių 1999 metų grupės čempionato finišo tiesiojoje triumfavo krepšinio mokyklos Perkūnas 99 pirmoji komanda. Ryčionskaičio auklėtiniai finale 76-54 parklubė Tornado Vičia ekipa ir pasidabino aukso medaliais. Pirmoje rungtynių pusėje vykusi permaininga kova po ilgosios pertraukos pakrypo į energigiau tiek puolime, tiek gynyboje žaidusių Perkūno krepšininkų pusę. Ketvirto kėlinio pradžioje komandas skyrės triuškinantis skirtumas nebepaliko abejingų rungtynių pabaigą. Pradžioje rungtynių šiek tiek susikaustėm, nepataikėm kelių metimų, varžovai pataikė, bet kiekvieną minutę paraminom ir viskas gerai pasidarė. Perlaužėm per pertrauką, trečią kėlinuką labai akcentavom, kad laisvai, lengvai ir užtikrintai sužaisim. Pagrindinis mūsų tikslas buvo šiais metais moksleivių lygoje, miesto lygoje, ne kažkokią vietą laimėti, bet patobulėti. Daugiau pažaisti buvo tiem vaikam, kurie žaidžia, galbūt mažiau žaidžia Lietuvos čempionate, bet irgi jaustų tą, kaip vadinkim, šparinką žaisti su stipresniais priešininkais. Manau, kad kaip ir tikslų neturėjom, rezultatas visai gavosi neblogas. Dar ir šiandien davėm iš pradžių prie varžovų įsigąsti. Paskui galbūt pritruko jėgų, vis tiek su metais nežaidžiam. Nelengva yra. Susikaupėm, pirmas kėlinys buvo sunkus, antram jau pasivijom varžovus, trečiam jau įrodėm, kad esam stipresni ir ketvirtas liko tik kaip ir formalumas. Užbaigėm jį ir dabar esam čempionai. Koks buvo kelias iki to? Suklubom tik vieną kartą, tai nemanau, kad buvo labai sunku, bet buvo sunkių varžybų tiek ir su vicečempionais. Žaidėm abu du kartus, labai sunkiai sekėsi mum, bet laimėdavom. Kovoje dėl bronzos medalių Sabonio krepšinio centro Liutukas ekipa kartu su Sabonio krepšinio centro 1999 metų komandos krepšininkais koja kojon žengė 3,5 kėlinio. Vis dėlto labiau patyrė ieškos auklėtiniai, paskutinės 6 rungtynių minutės laimėjo 19-3 ir pasiekė įtikinamą pergalę 60-44. Trečia vieta, kaip nuotaikos? Geros, galėjom geriau pasistengti, laimėti prieš metus jaunesnius. Tai turbūt, kas tai nepasisekė? Nežinau, gynyba. Jie labiau geriau pataikė. O kas šiandien vedė į pergalę? Buvo metais vyresni, bet tik gale palaužyti. Toks Vilius Žiaukas mums padėjo laimėti. Mūsų klaida buvo atkovoti kamuoliai, nes mes juos pralaimėjom ant 10 ir gale jie tiesiog pasiėmė beveik kiekvieną kamuolį ir turėjo daug antrų progų. Dėl metų skirtumo šiek tiek jaučiasi, kad jie greitesni ir aukštesni, bet šiaip juos įmanoma įveikti.